Labą dieną! Šiandieną parodysiu Jums, kaip susikurti tobulą odą. Ir būtent tokią odą sukurti mums padės Rimmel kreminė pudra Match Perfection. Kreminę pudrą pradėkite tepti nuo veido vidurio ir tepkite šiek tiek iš šono ir braukite truputį žemyn, tam, kad visa kreminė pudra gultų tarsi ant veido plaukelio, kad mes nepašiauštume tegul ir nematomo plaukelio ir kad oda atrodytų tikrai labai natūraliai. Rimmel kreminė pudra Match Perfection tai yra ta pudra, kuri prisitaiko prie jūsų odos atspalvio, gula labai švelniai, labai natūraliai, todėl jūs tikrai nesusikursite kaukės efekto ir atrodysite tiesiog su tobula veido oda. Kad paslėpti odos netobulumus, kad paslėpti nuovargį, šiek tiek patamsėjusius paakius, siūlau naudoti Match Perfection korektorių, kuris ne tik paslėpia tamsias dėmeles, bet dėka šviesą atspindinčių pigmentų gali iššviesinti, paryškinti ir akcentuoti tas vietas, kurias jūs norėtumėt pašviesinti ir paryškinti. Su pačiu aplikatoriumi galite lengvai užtepti dažo ant viršutinio akies voko ir lengvai išsklaidyti, tam, kad liktų tik tai šviesus vokas, tam, kad nesimatytų jokių rausvų kraujagyslių ar patamsėjimų. Taip pat korektorių švelniai prabraukite ir ant apatinio voko ir taip pat paretušuokite, kad neliktų aiškios spalvos, o tiesiog viskas išsisklaidytų ir atrodytų labai švelniai ir natūraliai. Kaip minėjau, šitas korektorius turi šviesą atspindinčių dalelių, todėl galite lengvai brūkštelti pačiu skruostikaulio viršumi, tam, kad pritraukti daugiau šviesos ir skruostikaulis atrodytų tarsi aukštesnis. Kad makiažas išliktų ilgesnį laiką ir veido oda neblizgėtų, siūlau dėti šiek tiek sausos pudros. Kompaktinę pudrą galite dėti taip pat dideliu teptuku ir lengvais judesiais braukite nuo veido vidurio žemyn, lygiai taip pat kaip ir kreminė pudra. Šiek tiek sausos pudros uždedame ir ant vokų, todėl kad siekiant, kad šešėliai išliktų ilgiau, vokai taip pat turėtų būti sausi ir matiniai. Jeigu jūsų veido oda, ypač kakta, yra linkusi blizgėti, tai sausos pudros galite uždėti šiek tiek daugiau kaktos srityje, taip pat ant nosies bei smakro. Kad tikrai matytųsi veido odos grožis, akių vokus siūlau dažyti renkantis labai švelnes ir subtiles pastelinės spalvas. Ir šį kartą mes imsime švelniai rožinę spalvą ir dėsime ją ant viso akies voko. Dabar imame šiek tiek tamsesnę spalvą ir ją dažome išorinį akies kampuką. Rimmel antakių pieštukas siūlo labai patogų variantą. Tai yra ant kamštelio esančios šukutės, kurios iš tiesų palengvina antakio formavimą ir leidžia pradžioje jį lengvai sušukuoti, tam tikrą prasme apsibrėžti formą ir tada jau galite piešti su pačiu pieštuku ir šiek tiek spalvinti antakį. Jeigu norite, kad jūsų blakstienos būtų ne tik labai ilgos, bet ir dailiai užriestos, tuomet siūlau rinktis Extra Super Lash tušą. Specialus tušo šepetėlis, kuris yra lengvai išlenktos formos, padės jūsų blakstienom lengvai užsiriesti. Lūpoms renkuosi skystus lūpų dažus Apocalypse, kurie ne tik suteikia lengvo žvilgesio, bet sukuria ir pakankamai intensyvią lūpų spalvą. Todėl atrodo iš tiesų labai gražiai ir įspūdingai. Tarsi švelniai žvilgantis lūpų dažai. Na ir kad įvaizdis būtų visiškai užbaigtas, renkamės šiek tiek skaistalų, lengvos, švelnios rožinės spalvos.
štai tokį subtilų romantišką įvaizdį galite susikurti naudodamos Rimmel kompanijos dekoratyvinę kosmetiką.